Ši savaitė rinkose buvo paprasta. FED posėdis nuobodus, artimieji rytai kaista, o akcijos krenta. Pradėkime nuo geopolitikos. Konfliktas tarp JAV, Izraelio ir Irano tęsiasi jau 3 savaitės ir nors dauguma analitikų vis dar nestato ant ilgalaikio karo scenarijaus, tačiau faktinis Hormūzo sąsiaurio blokavimas ir išpuoliai prieš infrastruktūrą daro įtaką rinkų lūkesčiams. Nes, kaip teigia ekspertai, uždarius šį vieną svarbiausių laivybos kelių pasaulyje yra paveikiamos ne tik naftos ir dujų rinkos, bet kyla grėsmė ir vaistų, trąšų, reaktyvinio kuro, plastikų bei elektronikos tiekimo grandinėms. Įdomu tai, kad Iranas sugalvojo įvesti tarifus už praplaukimą per Hormūzo sąsiaurį. Tai kol kas nėra oficiali sistema, tačiau jau matome neoficialius susitarimus, kai kurie vežėjai moka už vadinamą saugų koridorių. Kitaip sakant, susimoki ir gali plaukti. Ir nors oficialių tarifų dar nėra, bet realybėje sąsiauris yra kontroliuojamas taip, kad Iranas sprendžia, kas gali plaukti, o kas ne. Yra gandų, kad vienas operatorius sumokėjo apie $2 milijonus už savo tanklaivio tranzitą. Tokiame fone naftos kaina pakilo virš $107 už barelį. Todėl natūralu, kad investuotojų dėmesys krypsta į naftos sektorių. Naftininkai toliau demonstruoja augimą, tuo tarpu kiti sektoriai koreguojasi žemyn. Ir jeigu šis konfliktas užsitęstų ilgiau nei 4-5 savaitės ir naftos kaina stabilizuosis virš $100, jau būtų energetinis šokas. Puikiai žinome, kad kylančios naftos ir dujų kainos tiesiogiai veikia visą ekonomiką. Transportą, logistiką, elektrą, trąšas, maistą ir taip toliau. Nes energija yra bazinės sąnaudos beveik kiekviename produkte. Todėl tokia situacija didina, aišku, infliacinį spaudimą. Ir čia svarbus momentas, nes tai yra ne paklausos, o pasiūlos šokas. Dėl to centriniai bankai, įskaitant ir FED, turi ribotas galimybės tai suvaldyti per palūkanų normas. Todėl natūralu, kad FEDas atidėjo palūkanų mažinimą dėl išaugusio neapibrėžtumo. Ir čia atsiranda dar vienas svarbus aspektas. Tai yra karo kaina. Konfliktas Irane JAV kainuoja brangiai. Jis dar labiau didina biudžeto deficitą ir nacionalinę skolą. Skaičiuojama, kad per 60 dienų tokio konflikto kaina gali siekti $60-65 milijardus, neskaičiuojant papildomų palūkanų išlaidų. Jeigu būtų pradėtos sausumos operacijos, tai karas JAV pabrangtų 10 kartų. Tai reiškia, kad bet koks papildomas karo finansavimas dar labiau didina deficitą ir palūkanų naštą. O JAV nacionalinė skola jau viršijo $39 trilijonus. Įdomu tai, kad JAV nacionalinė skola per pirmuosius Trumpo kadencijos metus išaugo rekordiniais $2,3 trilijono. Tai didžiausias skolos padidėjimas per pirmuosius bet kurio JAV prezidento metus. Beje, pamenate, savo rinkimų kampanijos metu Trumpas kaip tik žadėjo sumažinti JAV skolą, net pasamdė Eloną Muską tą sutvarkyti, bet dėja vietoj to skola tik auga rekordiniu tempu. Dar reikėtų paminėti, kad savo rinkimų kampanijos metu Trumpas žadėjo ir nekariauti. Ir ko gero, Iranas nebus pabaiga. Jo dar laukia Kuba, ir dar kitų sumanymų, apie kuriuos dar, manau, teks kalbėtis. Kalbant apie FED posėdį, tai pagrindiniai dalykai, ką išgirdome iš Jerome Powello, kad jie išlaiko palūkanų normas nepakitusias diapazone 3,5–3,75%. Buvo pasidžiaugta, kad ekonomika ir toliau rodo tvirtą augimą, darbo rinka išlieka stipri, o infliacija mažėja, bet vis dar viršija tikslinį lygį. Ir FEDas nėra įsitikinęs, kad infliacija tvariai juda 2% link. Todėl jie tęsia ribojamąją pinigų politiką tiek, kiek reikės, kad infliacija sugrįžtų į 2% lygį. Mes neskubame mažinti palūkanų normų ir nesame įsipareigoję laikytis konkretaus grafiko ar mažinimų skaičiaus 26-aisiais. Mes atidžiai stebime geopolitinę riziką, ypač padėtį artimuosiuose rytuose ir jos poveikį energijos kainoms. Jeigu infliacija pasirodys atsparesnė nei tikimės, nedvejodami griežtinsime politiką. Bet čia pat jisai užsiminė ir apie vieną galimą palūkanų normų mažinimą šiemet. Tai žiūrėsime, kaipgi ten bus iš tikrųjų. Pagrindiniai metalai turėjo neigiamą savaitę, kainos krenta dėl to pačio karo Irane. Matyti, kad lėšos iš tauriųjų metalų teka į naftą, tikintis greito pelno,
O kalbant konkrečiai apie auksą, tai jis momente prarado saugaus turto statusą, nes atsirado baimių, kad Fedas gali būti priverstas kelti palūkanų normas dėl augančios infliacijos. O kalbant apie bitkoiną, tai savaitės pradžioje jis netgi kilo iki 75 tūkstančių, veikia kaip safe haven naratyvas, bet vėliau grįžo prieš 70 tūkstančių, nes rinkos nuotaikos išliko atsargios. Tai rodo, kad bitkoinas neišsigando karo, bet ir ralių nepatikėjo. Todėl bus įdomu stebėti, kaip jis judės kitą savaitę. Na, o dabar keliaukime prie atskirų kompanijų, dažnai minimos Magnificent Seven kompanijos, kurios ilgą laiką buvo pagrindinis rinkos augimo variklis. Nuo karo pradžios nukrito jau daugiau nei 5%. Tuo tarpu S&P 500 indeksas per tą patį laikotarpį sumažėjo 4%. Didelės panikos dar nėra, mes matome vidinę rotaciją, kad kapitalas juda į energetiką, bet indeksas krenta, nes sektorių svoriai nėra lygus. Technologijų gigantai sudaro trečdalį indekso, todėl jų kritimas tempia visą indeksą žemyn. O energetikos sektorius yra per mažas, kad tai kompensuotų. Šią savaitę Nvidia buvo dėmesio centre dėl jos GTC konferencijos, kurioje kompanija dar kartą patvirtino, kad dirbtinio intelekto paklausa išlieka milžiniška. Buvo pristatyti nauji sprendimai, akcentuotas perėjimas nuo AI modelių treniravimo prie realaus jų naudojimo, o tai yra labai svarbus etapas visam sektoriui. Tai reiškia, kad AI jau nebėra tik technologinė inovacija. Jis tampa realiu verslo įrankiu, generuojančiu pajamas. Nvidia padidino savo bendrų pajamų prognozę iki 27 metų pabaigos ir pajamos sieks $1 trilijoną. Taip pat Nvidia planuoja 50% savo laisvo pinigų srauto panaudoti dividendams mokėti. Tačiau nepaisant stiprių naujienų, Nvidia akcijos krito. Ir tai yra dažna klasikinė situacija rinkoje, kai lūkesčiai būna labai aukšti. Ir tada netgi geros naujienos nebekelia kainos. Investuotojai pradeda fiksuoti pelnus, o dalis kapitalo tiesiog ieško naujų galimybių. Bet kartu matyti, kad AI ekosistema auga. Kol Nvidia koreguojasi, kyla kitos su AI susijusios kompanijos, pavyzdžiui, Lam Research, KLA, nes jeigu Nvidia yra technologinis variklis, tai šitos kompanijos yra infrastruktūra, leidžianti išvis tą variklį sukurti. Ir kuo daugiau investicijų į AI, tuo didesnė paklausa jų produktams. Todėl rinka pradeda plėsti fokusą nuo vienos lyderės prie visos grandinės. Buvo paskelbta apie keletą svarbių partnerysčių tarp Nvidia ir kitų didelių įmonių. Pavyzdžiui, kontraktas su Amazon AWS, kur Nvidia pasižada iki 27 metų įdiegti maždaug 1 milijoną vaizdo plokščių pagal debesijos paslaugų sutartį, kuriant dirbtinio intelekto sistemas automobiliams. O Amazon generalinis direktorius pažadėjo investuotojams, kad dirbtinis intelektas iki 2036 metų padvigubins AWS pardavimus iki $600 milijardų. Neryškiai žaliuoja Uber. Čia AI tampa ne tik įrankiu, bet potencialiai naujų verslo modelių. Kalbos apie robotaksi ir autonominį transportą rodo, kad įmonė siekia transformuoti savo veiklą iš platformos į technologinį transporto sprendimą. Tai didelė rizika, bet kartu ir didelis potencialas. Todėl Uber stiprina savo autonominių transporto priemonių strategiją ir paskelbė apie didelio masto robotaksi su Nvidia technologija pristatymą. Pirmieji miestai Los Andželas ir San Franciskas bus pradėti tiekti 27-aisiais, o iki 28 metų paslaugą planuojama pradėti teikti 28 miestuose visame pasaulyje, nuo JAV iki Europos ir Azijos. Technologija pagrįsta dirbtinio intelekto modeliu, kuris bus apmokytas kiekvienai konkrečiai miesto aplinkai. Paleidimas bus vykdomas etapais, pirmiausia renkami duomenys, tada važiuoja su operatoriumi ir tik tada visiškai autonominis režimas. Svarbu tai, kad Uber tęsia savo pagrindinę strategiją, bendrovė pati nekuria technologijų, o integruoja rinkos lyderių Nvidia, Waymo ir kitų sprendimus ir juos diegia per savo pasaulinį tinklą. Negaliu nepaminėti Supermicro Computer stipraus kritimo, tai viena iš kompanijų, kurios labiausiai išlošia iš AI boomo. Bet jeigu kas vyksta ne taip, tai jos labiausiai ir krenta. Tačiau šiuo atveju papildomos spaudimas sukėlė reguliacinės ir geopolitinės rizikos susijusios su technologijų eksportu. SMCI darbuotojai kaltinami dirbtinio intelekto čipų kontrabandą į Kiniją už $2,5 milijardo. Tai ne pirmas kartas, kai SMCI akcijų kaina smarkiai krito. Paskutinį kartą priežastis buvo finansinių rezultatų paskelbimo vėlavimas
Ir jeigu dabartinis skandalas toliau bus eskaluojamas, tai daugiausia naudos gaus jo didieji konkurentai HPE ir Dell. AMD ir Samsung Electronics pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo plėtros dirbtinio intelekto atminties ir čipų gamybos srityje, ką investuotojai priėmė labai palankiai. Tuo tarpu Qualcomm nusprendė teikti pirmenybę kapitalo grąžinimui įmonės akcininkams. Direktorių valdyba patvirtino ketvirčio dividendų padidinimą nuo 89 iki 92 centų už akciją. Metinė išmoka didėja iki $3.68 už akciją. Be to, bendrovė pradėjo naują $20 milijardų vertės akcijų atpirkimo programą Buyback. Savaitės pradžioje dėl to matėme didesnį pozityvą, akcijos brango daugiau nei 3%, tačiau iki savaitės pabaigos pozityvo neišlaiko. Plus buvo analitikų, kurie sumažino jai kainos reitingą iki $100, todėl rinkai daugiau rūpėjo, ar Qualcommas gali išlaikyti augimą, o ne ar pirks savo akcijas ir kiek mokės dividendų. Todėl apibendrinus šią savaitę matyti, kad technologijų lyderiai koreguojasi po stipraus augimo, kad kyla AI teikimo grandinė, energetikos sektorius stiprėja dėl geopolitikos, bankai atsigauna, nes galimai augančios palūkanos jiems tikrai bus tik į naudą. Ir tai nėra atsitiktinis judėjimas, tai yra kapitalo perskirstimas. Kol kas panikos nėra, bet kryptis jau aiški. Pinigai juda ten, kur šiandien reali vertė ir cash flow. Klausimas tik tai, ar tai yra laikina rotacija ar naujo ciklo pradžia. Bet apie tai jau pasikalbėsime kitose epizoduose.